Mėly mano sekėjai, sveikinasi savo kanale Mystic Mama, smagu jūs ir vėl matyti, girdėti. Na kągi, šiandien pabandykime pasižiūrėti, ką atneš mums kitos 7 dienos, nuo 7 iki 10 dienų, kokie įvykiai, kokios energijos laukia mūsų. O aš esu dėkinga jums už jūsų patiktukus, už jūsų komentarus, tai yra labai vertinga man ir žinoma, nepamirškite sekti, paspausti like, paspausti, prenumeruoti šį kanalą, nes tikrai žadu kelti daugiau video, buvo tokia kūrybinė pauzė, bet suprantu, kad labai jūsų pasiilgau ir noriu dalintis. Na, o jeigu reikia jums asmeninės konsultacijos, galite rašyti, rasite mane ir socialiniuose tinkluose Mystic Mama. Taip, kokios energijos? Pasižiūrėkime kelias sritis. Nori sužinoti, kas laukia 7-10 dienų bėgyje, kokios energijos, kas laukia darbuose, reikaluose, galbūt kažkas turi savo verslą, pritaikysim, kas laukia finansuose, kaip atrodys asmeninis gyvenimas, emocionali gyvenimo dalis, kur laukti sėkmės, iš kurios pusės, šiaurės, vakarų ir rytų, ir patarimą, kortų patarimo irgi paprašysiu. Taigi pagrindinio laikotarpio energija, reikaliukai, taip aš vadinu šią kortą, tikrai bus daug smulkių dalykėlių, bus daug komunikacijos, žinot, tai draugė viena paskambina, tai kita, tai žiūrėk, čia pamiršau kažką tai priduoti, buhalterį, čia sąskaita atėjo, čia ten nueiti, pasirūpinti, žiūrėk, jau čia po truputėlį reikia į vaiką ir vaiką į darželį arba į mokyklą ruošti, tai va tokių daug smulkių dalykų ir žinot, dienos pabaigoje ne visada suprantam, ką mes čia nuveikėm, bet atrodo kaip ir pavargom. Tai daug tokių smulkių dalykų laukia šiame laikotarpyje. Gerai, kaip ten su darbais, verslais? Čia kažkaip taip labai įdomiai, vėlgi tokia ir daug ir komunikacijos, ir susirašinėjimo. Kažkas tvarkys jau tuos kažkokius dokumentus, kažkam, jeigu laukite kažkokios tai sutarties pasiūlymą, žinokit, čia atrodo, kad dar ne jūsų laikas atėjo, kažkoks gali būti ir neigiamas atsakymas gautas per šį laikotarpį, galbūt gali būti uždelsimas situacijos, pavyzdžiui, kad ir laukite labai, kad išsispręstų kažkokia tai situacija, bet visi atostogauja ir tas visas dėlsimasis. Gali ateiti kažkoks pranešimas, komunikacija, informacija, kad baigėsi, ar baigėsi sutarties, ar nenori jums pratęsti to, pavyzdžiui, laikotarpio, jūsų darbo. Tokie kažkokie tai pereinamieji laikotarpiai ir ganėtinai galbūt ir netikėtai, staigiai kažkam tai būtent, galbūt ir jūs ir laukite, kad viskas dabar aš jau paskutinės dienos atidirbinėjau ir ateina tas pabaigos, taip sakant, tą komunikaciją, kad ačiū už jūsų darbą. Kažkaip taip, kortos kviečia keisti kažką tai, peržiūrėti, galbūt reikėtų pakeisti procesus, jeigu tai yra jūsų verslas, galbūt pakeisti kažkokią tai strategiją,
kažkaip kitaip, jeigu yra pokyčiai, pavyzdžiui, jūsų veikloje, jūs pradėjote, nežinau, teikti naujas paslaugas, jūs pradėjote ten arba papildomai, arba jūsų kainodara pasikeitė ir panašiai, tai čia kortos kalba, būtinai apie tai praneškite, apie savo pokyčius, būtinai praneškite. Vėlgi, jeigu jūs išėjote iš darbo, ieškote to darbo, būtinai apie tą pokytį, kad va dabar aš laisva, aš galiu galbūt ten daugiau padaryti kitoje vietoje, apie tai būtina komunikuoti ir pranešti visiems, nes tai įtakos tada, galės pasiūlyti jums daugiau galimybių. Na gerai, o kaip finansuose ar įtakos tai finansinė sritį? Na, žinot, finansuose taip, bus, sakykime, tokie pergyvenimai galbūt, kaip ten aš susitvarkysiu, ar man užteks ar neužteks, bet žinokite, vis tiek atsiras galimybės, kažkokie tai papildomi galbūt išmokos, kažkas gaus didesnę galbūt, ar pagaliau gaus kažkokias tai išmokos susijęs su vaikais. Žodžiu, nepaisant to, kad tokių galbūt ir pergyvenimų, vis dėlto pasiūlo šis laikotarpis ir nemažai variantų, kažkam netgi kaip variantą, jeigu jūs dirbate papildomą darbą arba individualią veiklą, verčiatės, tai čia gali būti galbūt ne super didelė galimybė, bet vis tiek galimybė bus tokia. Žodžiu, tikrai visata nepalieka jūs visiškai plikai nuogai ir duoda tas galimybės, nepaisant galbūt kažkokių tai ten pabaigimų, užbaigimų ir transformacijų darbuose. Taip, asmeninis gyvenimas, čia, žinot, čia jau labai asmeninis gyvenimas, tikrai ir jūs pati čia dalyvaujate emocionaliai ir čia gali būti jūsų partneris, ar tai jeigu jūs ištekėjusi moteris, jūsų vyras, jeigu jūs turite tą partnerį, tikrai tai gali rodyti kortos ir jį, bet, sakyčiau, tokį rodo toks arba, žinote, pagal kalną, kad tas vystymasis jūsų santykių, jeigu jis yra tik pradžioj, toks lėtas, paskubomis, galbūt yra tam tikrų kliučių, galbūt mes dar vienas kito iki galo nepažįstame ir mes turime perkopti tą kalną kartu ir tai greitai nepadarysi. Jeigu jūs pora, gali atsirasti per šią savaitę tokie kažkokie tai iššūkiai, sunkumai, kuriuos mes turime vėlgi kartu įveikti, bet tas veikimas, tas iššūkiai veikimas turi būti kartu, dviese, mes turime veikti kartu ir dviese ir tuomet mes tikrai galime tą padaryti. Gali būti, bet kažkas pas jūs eina labai daug kažkokios, tai ar vadovas pas jūs eina, arba tas jūsų antroji pusė eina pas jūs su savo problemos. Čia visai gali būti ir ne jūsų problemos kažkokiu, bet jis ateina pas jūs pasitarti ir taip įtraukia jūs jau į tą problemų sprendimą, atsakymų ieškojimą. Tai gali būti daug tokių ir pokalbių bendrų dalykų, kur reikia pabandyti atrasti tą kompromisą. Gerai, kur sėkmė slypi jūsų namuose, tarp artimųjų, tarp šeimos. Beje, jeigu jūs susiplanavote per šį laikotarpį kažką, tai nežinau, ar išsivalyti namus, susitvarkyti, galbūt ten mini kažką pataisyti, remončiuką padaryti, ar naujas užuolaidas pakabinti, labai teigiamai pasiseks, galbūt kažkas žvalgysis naujo namo, naujo būsto, nuomos klausimai, visi klausimai susijęs su nekilnojamu turtu irgi per šį laikotarpį gali labai sėkmingai išsispręsti, tame slypi jūsų sėkmė. Sėkmė taip pat gali slypėti, jeigu jūs būsite, žinot, tokias ribas savo nustatysite, nebandysite persiplėšti, bet tiesiog
sistemą savo įsivesti šią savaitę, ne, ypač tie, kurie dirba, ypač tie, kurie turi daug darbų, ne, ir kaip žinot, kaip būna prieš atostogas jau viskas sugriūva ir visiems visko reikia ir būtinai penktadienį paskutinę dieną, tai va, tai čia būtina nusibraižyti savo tas ribas ir sakyti, aš dirbu ten, nežinau, nuo 8 iki 5, viskas, kas mano galioje, aš padarau, kas ne mano galioje, pasimatysim kitą savaitę. Tai va, nepamirškite ir ribas kažkaip tai nubraižyti, na, o patarimas galbūt neneškite to kryžiaus, ne, tų galbūt pernelyg per didelių tų atsakomybių. Ir čia, jeigu mes kalbam, kad pas jūs ateina su problemomis, tai jau neperdėkit, jau nepadėkit jau tų problemų savo ant pečių. Galbūt reikėtų be abejonės atsakingai pasižiūrėti visus klausimus, kurie susiję ir su darbais, ir galbūt susitarimais, finansinė prasme nepaleisti viską vėjais, ne, atsakingai į tai žiūrėti ir tas atsakingumas be abejonės jums padės. O iš kitos pusės, jeigu jau matote, kad, na, žinot, kažkas jau tikrai iš jūsų gyvenimo išeina, ar tai jau darbas, kuris jau buvo pabodęs ir supratote, kad tikrai ten nedirbsit, ar tai kažkoks tai darbuotojas, ar tai pajamų šaltinis, kuris neatnešia džiaugsmo, o tik nervus, tai žinokite, ten jau reikia padėti tą kryžių, jau ir atsisveikinti ir netempti su savim toliau ir toliau. Laikas po truputėlį nuo to visko, kas nedžiugina, atsilaisvinti. Tokį laikotarpį žada mums kortos. Tikiuosi, kad jums šis skaitimas patiko. Prašau, jeigu patiko, jeigu norite daugiau tokių ir kitokių video, paspauskite like, paspauskite prenumeruoti, man tai bus kaip ženklas, na, o jums garantuoti sekantis skaitimai ir kiti video su kitomis temomis. Beje, komentaruose galite palikti pageidavimų, kokie klausimai su aktualūs, apie ką būtų smagu išgirsti kortų nuomonę. Atsisveikinu, čia buvo Mystic Mama ir iki kitų kartų. Ate.